Galbūt mane pažadina ir nenorom tenka ridentis iš šiltų miego patalų. Reikia jau galvoti apie mokyklą, pamokas, susikaupimą, o mano mintis klajoja. Ir vėl reikia nešti sunkią žinių naštą ant pečių. Kartais per pamokas mano žvilgsnis nukrypsta į langą. Man patinka eiti per čežančius įvairiaspalvius medžių lapus ir girdėti jų rudenišką kalbą. Matau miesto gatvių praeiviai apsirengę vis šilčiau ir šilčiau, kas antras žmogus nešasi rankoje skėtį. Baigėsi vasara, šiluma, nebėra tokios šildančios saulės, trumpiausių metusių šešėlių ir taip ilgai netemstančių vakarų. Gaila, kad ir vaikystė prabėgo taip greitai, tačiau gyvenimas neįdomus vienodas. Jis kaskart mus nuteikia vis kitaip. Aplink tiek daug žmonių, nedrįstančių išsakyti savo troškimų ir svajonių, nes jie mano, kad jų širdies šventovė liks išniekinta. Išties nėra lengva atrakinti šalia esančio žmogaus šventovės duris. Dar sunkiau jo užeiti, nes viskas čia be galo trapu. Vienas neatsargus žingsnis gali viską sugriauti. Juk viskas, kas vyksta gyvenant, yra taip gražu ir nepakartojama.